tai pagalvojau, sėdėdama, kad kažkiek sėtųsi tie pranešimai, net sugalvojau nupiešti, nes visiškai nepasiruošiu šiam pranešimui, bet tiesiog džiūgavau girdėdama, kas čia buvo kalbama ir pagalvojau, kad ir aš taip norėčiau ir tikrai norėčiau pasakyti tą patį ir net daug kas tinka, ką aš girdžiu su mano pranešimu. Tikrai, ko gero, galėčiau jūsų perskaityti. Ir skambėtų kažkiek kitaip, nes priklauso nuo skaitytojo. Tai pagalvojau, kad mes kalbam čia ir apie tikrovę, ir apie save, ir apie sielą. Ir prisiminiau, kad kiaušinis yra tikrovės arba net gyvybės simbolis. Pabandysiu nupiešti. Bet būna ir tokių kiaušinių. Tai čia trys. Taigi pagalvojau, kai mes imam galvoti apie, tarkim, apie kiaušinį, tai tikrai galim sakyti, kaip ir tikrovė yra materiali, tai būtų kiaušinio lukštas. Ir visi sutiksim, kad ne vien tik tai materija svarbiausia. Aristotelis sako, kad materija yra formuojama ir forma suteikia tai, kas svarbiausia tikrovėje, jos esmę. Ir sakytume, kiaušiniai, jau kiaušinio vidus yra baltymas, yra trynys, tarsi iš tikrųjų tai yra labai svarbu. Bet vis dėlto, kai mes taip kalbam apie kiaušinį, tai materialistas, aišku, rinktųsi tikrovę kaip lukštą, sakykime, menininkas tikrovę kaip emocinį gyvenimą, jausminį gyvenimą, mokslininkas trynį rinktųsi, kas kiaušinį dar atrodo svarbiau, tai, ką tu gali suvokti protu ir paaiškinti kitiems. Bet jeigu mes klaustume, ar tai yra viskas, ar visa tai, ką mes čia išvardinom šitame kiaušinėje, jau yra tikrovė, arba jeigu kalbėtume apie žmogų, ar iš tikrųjų mes irgi kažko panašus, nes galima sakyti, aš esu kūnas ir tai bus tiesa, atrandu save kaip kūną. Tai, ką vadiname psichė, irgi labai įdomu, nes tai telpa į kiaušinio vidų, nes remiantis net Aristoteliu, kad siela ir tai, ką šiandien kalbėsiu, Rekhartas tą patį sako, kad siela susieta ir su tai, kas išoriška, ir su tuo, kas yra vidus, bet atrodo, kad čia ir yra vidus už lukšto. Tai, ką mes randam savyje, emocijos, jausmai, atmintis, protas, tai atrodo yra mūsų vidus, bet iš tikrųjų tai yra išorė, palyginus su tuo, kas yra tikroji esmė. Jos nesimato. Kas yra kiaušinio esmė? Tai yra gyvybė, naujas viščiukas. Tai, kas iš jo atsiras, bet mes to negalim įvardinti. Bet iš tikrųjų sutiksim, kad be esmės nebūtų net šitos išorinės formos. Lygiai taip pat apie žmogų, kai mes kalbam, tai, ką mes galim savyje aptikti, kad ir didžiausia savo galias, iš tikrųjų tai yra išoriška, palyginus su tuo, kas yra esmiška. Nes tai, ką vadinam dvasia, to mes nematom. Ir net tarptautiniuose žodynuose dvasia yra verčiama, kad mes suprastume vėjas, dvelksmas, tai yra puikus palyginimas, manyčiau. Nes mes žinom, kad vėjas yra reiškinys, bet mes jo negalim tarsi pačiupti, mes jaučiam tik jo poveikį. Tai va šitaip, kalbant apie tai, kas yra esmė, jinai tikrai yra, bet ji nėra įvardyjama, ji nėra matoma, bet ji taip pat apgaubia ir, sakykime, ir lukštą, ir tai, kas yra viduje. Nežinau, gal nesuklysiu, mažai išmanau, bet vis dėlto, kad galima kalbėti apie kūno sąmonę, galim kalbėti apie psichę, kaip apie tai, ką turim savyje, kaip protą, kaip jausmus ir tai, kas yra ta grynoji sielos dalis. Aristotelis tai vadina dviejomis proto rūšimis, kad yra pasyvusis protas, kuris gauna medžiagą iš išorinio pasaulio ir dažniausiai visi šitie turiniai ir yra mūsų proto turiniai, bet yra grynasis protas, kuris, kai Aristotelis sako, yra šio proto variklis. Jo mes niekaip negalim savo paaiškinti.
Tai yra būtent ta dalis, su kuria mes susisiejam su tai, kas yra dvasia, su tai, kas yra pati gyvybė. Ir tai yra mūsų esmė, ko mes negalim įvardinti. Ir jeigu dar paprasčiau, tai sakytume, kad galiausiai, kokia yra mano dvasinė gyvybė, net mano drabužiai yra tokie. Kad, žinau, vienas materialistas užpykęs pasakė, žmogus netgi ne kūnas, žmogus yra drabužiai. Bet iš kitos pusės sakytume, kuo tu gyveni, tu tos dalykus ir mastai, tu jauti, tu kalbi apie tai ir tu net atrodai atitinkamai. Ir kai matom, kad eina 3 kokie jaunuoliai, visi odiniai, ten pilna visokių geležų, tai mes sakom, jie yra atitinkamos dvasios, nes dvasia yra maitina ir teikia gyvybę. Dėl ko, sakom, yra tautos dvasia, yra šeimos dvasia, yra žmogaus dvasia. Tai yra ta gyvybė, kuria mes esam gyvi. Ir šita įžanga yra tam, kad mes suprastume iš tikrųjų, apie ką kalba Ekhartas, kuris sako, kad šitas net pavadinimas gyvenimas be kodėl, kas tai yra. Kad kol mes gyvename šitame formų pasaulyje, būtent ir egzistuoja kodėl. Jeigu mūsų protas turi turinius, visi tie turiniai gali pavirsti klausimu kodėl. Bet visa tai... Pas jumis gal raktas yra nusikovai ten? Ne, tikrai nėra. Bet pagal Ekhartą, dabar tiesiog taip bendrinu tai, ką kalbėsiu. Kai sugrįžti į esmę, dingsta kodėl. Kas tai yra? Pastebėkime apie save, kada tie kodėl atsiranda. Kai aš kažko nežinau, aš klausiu, kodėl. Labai dažnai šitas klausimas skamba tada, kai kažko stokojam. Kai mes turim daug sveikatos, mes neklausiam, kodėl aš sveikas. Kai skauda dantį, tai aš sakau, kodėl. Kai man viskas gerai, kai mane myli, aš visus myliu ir aš turiu gyvenimo apsčiai, aš neklausiu, kodėl mane myli. Bet jeigu nemyli, jeigu mano meilė nereikalinga ir jeigu mano gyvenimas dėl to susitraukia į tašką, jis nyksta, noriu žudytis, tada klausiu, kodėl. Nes jaučiu didelę stoką. Ir mes galvojam, kad visi tie atsakymai, tie kodėl yra galimi šitam pasauliui. Aš galiu atsakyti tuos klausimus ir viską žinau. Pagal Ekhartą ne. Šitie kodėl egzistuoja tik šitam išoriniam formų pavydalų pasauliui. Sugrįžus atgal, dingsta kodėl, tiesiog išnyksta. Nes tu esi pilnas, kai sakiau, gyvybės, pilnas būties, pilnas esmės, tau nieko netrūksta, tu neklausi, kodėl. Tai šitaip kalbant, dabar pereisiu prie tam tikrų Ekharto sąvokų, kurias apibrėžus galbūt galima suvokti, ką jisai nori pasakyti. Ir šiandien stengsiuos kalbėti apie praktinius dalykus, ne apie teorinius, nes Ekhartas reikšmingiausias yra dėl savo pasakytų pamokslų. Ir ne dėl savo parašytų traktatų, bet tai, ką jisai kalbėjo liaudžiai. Kalbėjo, jam atrodė suprantama kalba, bet jis kalbėjo apie tai, ko mes nematom žiūrėdami kiaušinį. Ir ne visi žmonės suprato, todėl net yra parašyta, kad Ekhartas įpykęs pasakė, kad jeigu jūs išeisit visi, aš vis tiek sakysiu šitą pamokslą aukų dėžutėj, kuri čia stovi šalia. Taip, kad jis iš tikrųjų norėjo nurodyti žmonėms tą kryptį, kur nėra jokių kodėl, kur nėra jokio trūkumo, kur nėra kančios, kur nėra tai, ko mes nerandam, kai ieškom laimės, arba gėrio, arba tiesos, arba grožio. Tai grįžtant prie tų konkrečių jo sąvokų, reikia pasakyti, kad vis dėlto visas Ekharto mokymas, kiek aš stengiausi jį suprasti dėl savęs pačios daugiausiai, jis labai dažnai lyginamas su budistiniu mokymu, nes iš tikrųjų tai, apie ką jisai kalba, jis tam tikrą prasme keičia mūsų sąmonę ir keičia nurodydamas kitą kryptį. Ten, kur tarsi viskas išnyksta, kur dingsta visos formos ir pavydalai.
Todėl ta ekhartiškoji tikrovė, jinai tam tikra prasme yra budistinė šuniatos atitikmuo. Aš nežinau, ar aš suklysiu taip sakydama, bet aš manau, kad budistai vadina tuštumą tokią tuštumą, kurioje yra visako galimybė. Ne tai, ką mes pavadintume, tai yra nieko, tai yra visiškai niekas. Iš tikrųjų, tai nėra tuščias niekas, bet jis yra ta tuštuma, yra tai, ką pavadintume viskas. Ir šiaip žmonės neatiduotų viso savo gyvenimo tam, kad jie pasiektų tuščią nieką, visišką nieką. Bet žinoma, mūsų suvokimo prasme, taip, jeigu mes galvosim apie tikrovę, tai, ką mes galim įvardinti, arba apie tikrovę kaip apie formų tikrovę, tai, ką mes aptinkam laike ir erdvėje, tada mes nesuprasim, apie ką mes čia kalbam. Ir tie mistiniai dalykai tikrai bus migla. Bet vėlgi, kas yra sąmonė, kas yra erdvė, kas yra laikas, tai yra nepaaiškinami dalykai. Nes erdvė atsiranda tada, kai atsiranda daiktai, kai atsiranda formos. Kas yra laikas mūsų šioje egzistencinėje sąmonėje suvokiamas tik tada, kai egzistuoja įvykiai. Ir mes kitaip negalim suvokti, jeigu mūsų protas yra atsigręžęs į tai, kas yra įdėta į šitą laiką ir į šitą erdvę, kuri visą apriboja. Bet mums yra aiškiausiai, mūsų protas geriausiai jaučiasi erdvėje ir laike. O tada, kai mes atsigręžiam į kitą pusę, Kryžiaus Jonas kalba apie visišką naktį, apie nieko nebuvimą, nes mes nieko negalim paaiškinti. Bet būtent va čia ir yra ta esmė, būtent čia ir yra ta vieta, į kurią, jeigu taip galima pavadinti, į kurią kviečia sugrįžti mokytojas Ekhartas. Ir labai įdomu tai, kad grynoji būtis, jisai moko, yra amžinoji dabartis. Tai va tas kairos laikas ir kairos kaip amžinybės laikas ir akimirkos laikas, tai yra tas pats laikas. Bet tai yra gyvas buvimas. Tuomet, kai mes, bet vat kas įdomiausia, tuo momentu mes nemastom. Čia dalyvauja visa mūsų esmė. Šitame gyvame momente. Ir kalbėsiu dar šiek tiek vėliau, kodėl taip atsitinka, kad tarsi mūsų sąmonė nefiksuoja, kas tai yra, kodėl mes negalim pajusti save šioje dabartyje. Tikrai nepamiršiu, bet šioje vietoje sustosiu ir kalbėsiu toliau. Taigi, Ekhartui iš tikrųjų tikrovė, jis vadina ją dieviškuoju niekiu. Dieviškuoju niekiu tai yra mūsų supratimui dieviškasis niekis. Tai kas mums, mes jo negalim pavadinti tikrovės. Jinai neturi jokios formos. Ir todėl jisai sako, kai mes kalbam apie Dievą, ir kai mes kreipiamės į Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, mes kalbam apie dieviškus pavydalus, kurie yra galimi mūsų supratimui, kurie tarsi patenka į erdvę ir laiką, galbūt ne į tą erdvę, ne į tą laiką, kuris būtų išoriškas, kurį mes galėtume prilyginti tam, kas yra išoriška. Jis sako, visi šie Dievo išraiškos, pavydalai, ar kaip kitaip lietuviškai pavadint, jie tarsi išplaukia iš to dieviškojo niekio. Ir tai jis pavadina dievybę, Godheit. Tai yra grynoji dievybė, kuri neturi jokio vardo. Ir vat čia ir yra ta grynoji dievybė, vis dėlto jis sako, mums jinai yra tarsi pagrindas, tikrovės grunt. Tai iš ko vis atsiranda. Ir jeigu mes kalbėtume apie sielą, jis sako, siela yra arčiausiai šitos esmės, nes pati siela yra tiesiogiai susijusi su tuo dieviškuoju niekiu, pačia savo dieviškąją esme. Ir jis tai pavadina kibirkštėlę lietuviškai. Kad vat tai, ta sielos dalis, ji nėra įvardyjama, jos mes negalim pavadinti, mes negalim paaiškinti, tuo aš apie ją paskaitysiu, prisimeniau, kur turiu.
kad jums būtų aiškiau. Tai, ką jisai pavadina kibirkštėlė, yra tas pats grunt, kuris yra ir tikrovės grunt. Tai dėl to yra įmanomas mistinis grįžimas į tai, kas yra pati esmė. Arba kitaip netgi kalbėti, koks čia yra grįžimas. Mes esam nutolę vien todėl, kad mūsų laikysena yra išoriška. Nes jis sako, siela, ji gali įgyti dvi laikysenas. Išorinę laikyseną į šį pasaulį ir tada atspindės šį pasaulį. Arba tam tikrą laikyseną į esmę ir tada mes atspindėsim arba tapsim tik tai esmę, kuria ir būsim. Tai pats Ekhartas jis irgi naudoja Bernardo Klerviečio mistinę savoką veidrodis. Ir mes žinom, kad mes galime matyti per veidrodį ir mes galime matyti veidrodyje. Per seculum, per speculum ir in speculum. Ir čia yra, kai kalbam apie sielą, pati siela nurodo į dievybę, bet pati siela gali tapti veidrodžiu atspindinčių dievybę. Ir jis sako, siela būtent dėl to ir yra, ne dėl kažko, jos tarsi nėra. Mes save siejam su siela ir sakom, aš būtent ant to, ką mes galėtume pavadinti siela. Bet jeigu mano siela atspindi išorinį pasaulį, tuomet aš atrodau kaip tas kiaušinis. Aš viską randu skaičiuojant nuo pat kūno ir sakau aš ant šitų išorinių formų. Bet jeigu siela, ji atspindi tą tikrąją esmę, jinai pati tampa veidrodžiu, per kurį ta esmė net šitam pasaulyje atspindima. Tai tada jinai tarsi išnyksta. Irgi kalbėsim apie, nėra kaip lietuviškai įsireikš, gal aš nesugebu taip giliai pasakyti, bet tie du aš tokie ir egzistuoja priklausomai nuo mūsų laikysenų. Ar siela atspindi tai, ką vadiname išorę, ar siela atspindi tai, kas yra pati esmė. Tai dabar apie tai aš paskaitysiu pagal Ekhartą. Jis sako taip, kad vis dėlto tai, ką mes galėtume pavadinti Funkelin, tą kibirkštėlę, tai savyje galime pavadinti kaip tam tikrą, kaip aš kalbėjau, gebėjimą, bet tuo pačiu ir išreiškia grunt. Gebėjimas yra atspindėti esmę ir tuo pačiu yra ta sielos dalelė ir pati grunt. Taigi ji yra visiškai dvasinė, daugiau nežinoma negu mums žinoma. Nei laikas, nei kūniškumas jos nepaliečia. Ir jeigu žmogus visiškai būtų joje, jis netgi nesentų, apie ką jau šiandien čia buvo minėta. Taigi, joje visi daiktai išlieka pagal savo esmę. Joje telpa visų kūrinių vaizdiniai, bet būtent šie vaizdiniai yra be vaizdinių, kaip mes aiškintume. Ir tiek, kiek jis turi vardus, ar reiškia asmenys, nieko bendra su jie neturi. Ji yra virš jausmingumo ir virš racionalumo. Tai galima pavadinti vieta, kurioje įvyksta sūnaus gimimas. Sūnaus gimimas tai yra Dievo atėjimas į šį pasaulį, kad per tą sielos dalelę, galima sakyti, gali pasaulis pažinti, kas yra pats dieviškumas. Ir kas yra nuostabiausia, tam tikra prasme, ji yra nesukurta. Jo sugebėjimai yra pritrenkiantys. Ji siekia Dievo kaip savo objekto, nutraukdama gėrio apdarą, kad pamatytų jį tokį, koks jis yra savo persirengimo kambaryje, čia iš jo pamokslų. Kaip gryną būtį. Ji pamato jį, nes jis yra be vardų, virš būties, tai yra neišmatuojama dykuma ir vienuma. Pasakyti, kad ji yra susivienijusi su Dievu, reiškia pasakyti per mažai. Ji yra vienyje su juo be jokio skirtumo ar skirtingumo. Atskirame asmenyje jos pažinimas yra būtent pažinimas Dievo pažįstančio save. Taigi, Funkelin nėra prieinama šitam intelektui, kuris pasisotina turiniais, kurie ateina iš šio pasaulio.
Todėl čia jau reikėtų ištarti Wittgensteino žodžius, apie tai verčiau tylėti negu kažką sakyti, nes greičiau nieko gero nepasakysi. Bet paskaitysiu dar vieną labai iškalbingą iš 22 pamokslo ištrauką. Šiandien eidamas pas jūs, sako Ekhartas, aš vis mąsčiau, kaip aš galėčiau jums suprantamai išdėstyti savo pamokslą ir sugalvojau vieną palyginimą. Jeigu jūs įstengsite jį suprasti, tuomet suprasite visų mano pamokslų, kuriuos tik esu jums pasakęs prasmę ir esmę. Šis palyginimas susijęs su mano akimis ir medžio gabalėliu. Nesvarbu, ar akis atsimerkusi ar užsimerkusi, ji vis tiek yra ta pati akis. Ir medžio gabalėlis nei sumažėja, nei padidėja žiūrint į jį. Dabar atidžiai manęs paklausykite. Tarkim, jog akis yra pati savaime kaip kažkas vieninga ir uždara, ir tik žiūrėdama ji atsimerkia ir nukreipia savo žvilgsnį į medį. Tiek medis, tiek akis lieka tuo, ko buvę, bet vis dėlto žiūrėjimas juos suvienyje taip, jog mes galime sakyti, kad akis yra medis, o medis yra akis. Jei medis būtų nematerialus ir kažkas grynai dvasiška, kaip mano akies regėjimas, tuomet mes galėtume pagrįstai teigti, kad žiūrėjimo veiksmas medį ir mano akį suvienyje į vieną nedalomą esinį. Ir jei tai galioja kūniškajam pasauliui, tai juo labiau galioja dvasiniai sričiai. Taigi, tas žiūrėjimas, tas dėmesingumas padaro mus vieningų su tuo, į ką yra atkreipta mano laikysena. Į pasaulį ar į tai, kas yra pati dieviškoji esmė. Bet vis dėlto mes pirmiausiai save suvokiam kaip egzistuojančius. O ką reiškia pats žodis egzistuoti? Jis sudėtas iš žodelių eks ir is. Eks yra išorė, is būti. Egzistuoti tai reiškia būti įsitraukus į šitą išorinį pasaulį, į formų pasaulį. Ir todėl mes negalim nuo jo atsiplėšti, nes tai yra tarsi neatskiriama mūsų dalis. Ir Ekhartas nesako, kad mes turėtume sunaikinti save, mes turėtume prasilaužti, durchbrechen. Mes turėtume prasilaužti pro visas formas ir pavidalus, nesunaikinant, tiesiog paliekant juos jiems patiems, nieko su jais nedarant. Tai dar yra viena labai įdomi jo sąvoka – teisingumas, tiesa. Kai mes gyvenam šitame formų pasaulyje, mes aptinkam save kaip aš. Ir įsivaizduokim, kad aš pats tampu tam tikros struktūros atstovų, tos aš struktūros atstovaujančia būtimi. Ir jau mažas vaikas išmoksta šitų struktūrų. Tai yra ta ašiškumo struktūra. Mes galim netgi išlinksniuoti. Aš, mano, man, mane, manyje. Ir pastebėkim, labai sunku kažką pasakyti be šitų žodžių. Nes mes save suvokiam kaip to aš struktūrą. Ir mažas vaikas jau išmokę šitos kalbos, jeigu kas nors paima jo mašinytę, žaislą, jisai verkia sakydamas, mano mašina paėmė. Ne kad mašina, bet mano. Ir va šitas susitapatinimas čia ir yra mūsų buvimo forma, tai ką mes paprasčiausiai vadinam egoizmu. Tai yra ta išorinė aš, kurią mes visiškai įsiliejam egzistuodami į šitą išorinį pasaulį. Ir pagal Ekhartą, jeigu mes norėtume sugrįžti į savo esmę, iš tikrųjų mes turėtume sulaužyti šitą konstruktą visiškai. Atpažinti visas egoizmo formas, jų nesunaikint, bet jas atpažinti. Ekhartas kalba taip pat apie žinojimą kaip apie vidinę šviesą. Ir būtent tai, jeigu mes apšviestume visas šitas formas, mes suvoktume jų žalą mums. Arba kad kuo labiau mes gyvenam į išorę,
tuo labiau mes prarandam tikrąją gyvybę. O atrodo, kad reikia elgtis atvirkščiai. Visa konkurencija, visas gyvenimo būdas yra šitų konstruktų tvirtinimas, o ne jų ardymas. Ir mes bijodami praras savo esmę, niekada jų neatsisakom. Ir dėl to kenčiam. Dėl to nebūnam laimingi. Dėl to prarandam visą gyvenimą, kurį pavadintume beprasmiu. Todėl, kad mes prisirišam prie šitų konstruktų, kurie gyvena gyvybės sąskaita. Jie patys mus tarsi uzurpuoja tam, kad jie liktų gyvi. Ir mes jaučiam, kad kaip kokį skilimą aš nesu tai, kaip aš kartais pasielgiu pagal šį išorinį aš. Ir va dėl ko čia užsiminiau, kad tai, ką mes suvokiam teisumu, dažniausiai yra mano aš nuomonė. Ir jeigu ne pagal mane, tada atsiranda daug priešų. Ir pastebėkim, jeigu jų ir nėra, kartais tas ego pasidaro priešus, kad pasimaitintų. Ir šitas teisingumas yra vienas iš pagrindinių egoizmo maisto rūšių. Bet jeigu prisimintume šitoj vietoje netgi Platono mokymą, kas yra teisingumas kaip dorybė, pastebėkim. Platonas sako, įsivaizduokim save tokiu įvaizdžiu, kad yra du arkliai, kurie nemoka vienas su kitu gražiai keliauti, judėti. Vienas arklys vadinasi įniršiu, kitas vadinasi geismu. Ir ką tai reiškia? Kad įniršis tai yra ta iracionali sielos galia, kuris stumia pasaulį. Mes sakom, ne, aš bėgu nuo pasaulio, aš jo nenoriu. Ir Platonas sako, įniršį reikia nugalėti drąsos dorybę. Priimt tai, kas tau nepatinka, kas tau yra sunku. Tiesiog neutralizuot tai, ką mes vadinam įniršiu. Ir taip atsiras drąsos dorybė. Pagal Ekhartą tiesiog nieko nedaryk. Priimk tai, kas yra. Priimk tą padėtį. Nežinau, budizme turbūt irgi yra kažkas panašaus. Nieko nereikia daryti. Yra kaip yra. Ir va čia atsiranda, kas yra ta drąsa. Drąsa yra baimės antipodas. Kai aš bijau, aš tampu agresyvus arba tas bailys, kuris tupi kampe. O drąsa yra tiesiog buvimas tuo, kas tu esi. Iš kitos pusės, kita sielos dalis maitinasi geismais, nesąmoninga galia, troškimai, visko noriu, pasaulį traukiu prie savęs. Tai yra kita kryptis. Aš noriu viso pasaulio ir viskas, kas yra pasaulyje. Platonas sako, šitą galią nugalėk nuosaikumo dorybę. Norėk visko mažiau, apribok. Tu nepanaikinsi, tai nėra nuo mūsų priklausomo, tarsi mūsų sieloje yra šitos galios a priori būdu, kai mes egzistuojam šitam formų pasaulyje. Bet jeigu mes gyvensim pagal šitas dvi dorybės, drąsos ir nuosaikumo, mes tapsim išmintingesni. Išmintis ateina, kai tu laviniesi, bet lygiai taip pat, kai tu darai klaidas ir iš jų mokaisi, tu tampi išmintingesnis. Ir visą tai Platonas sako, čia yra teisinga veikla. Jis nesako, kad teisingumas yra, kai tu sužinosi kažką nuo čia iki čia, tu turėsi tiesą savyje. Ne. Jis sako, teisingumas yra visa šita teisinga veikla. Pasaulyje mes galime matyti santykyje su kitais žmonėmis, kada atsiranda teisingumas. Ne tada, kai aš įrodau savo tiesą, bet tada, kai aš teisingai esu. Tada, kai aš nepasakau kartais savo tiesos, jos atsiranda daugiau. Kai aš sakau, tavo tiesa, tada tas kitas sako, o ne, tavo tiesa. Teisingumas atsiranda kaip tarsi, nežinau, kaip gera karma, kaip geras atlygis už kažką, ką tu gerai padarai, ką tu teisingai pasielgi. Ten atsiranda ir teisingumas. Teisingumas yra ir drąsa, ir nuosaikumas, ir išmintis. Bet jeigu grįžtume prie Ekharto, Ekhartas griežčiau elgėsi, sakydamas taip. Tikrasis teisumas nėra dorybė.
Tas, kuris supranta skirtumą tarp teisingumo ir teisiojo iš didžiosios raidės, supranta viską, ką aš sakau. Teisūs yra tie, kurie gauna visus dalykus iš Dievo, kokie bebūtų, dideli, maži, malonūs, skausmingi, priima juos lygiai taip pat vienodai, nei daugiau, nei mažiau, vieną dalyką lygiai taip, kaip kitą dalyką. Ar tai įmanoma? Jeigu aš gyvenu šituo diktatorium, veikliuoju aš, kuris geriau žino, ką aš turiu daryti, neįmanoma. Jeigu aš gyvenu pačia savo esme, pačiu buvimu, įmanoma. Ir įdomu tai, kad, sakykime, Senajame testamente žydų mąstyme Dievo vardas yra esantysis. Dievas sako Mozei, praneš visiems mano vardas. Mozė klausė, ką aš jiems pasakysiu. Nulipęs, sako, pasakyk, kad mano vardas esu, kuris esu. Mūsų pagrindinis vardas esu. Ir būtent, kalbant apie tai, jeigu aš išmokčiau priimti iš to, kuris yra, viską, ką jis duoda lygiai vienodai, tai būtų tiesa. Nes tai reiškia atsigrėžimą į Dievą, kaip Ekhartas moko krikščionis, pasitikėjimo aktu, ką reiškia aš tikiu, aš tau sakau taip, tu esi ir aš esu tavyje. Ir šitaip jis pradeda kalbėti apie asketišką gyvenimą Gelassenheit prasme ir Abegeshiedenheit prasme. Abu terminai reiškia atsižadėjimą. Bet Gelassenheit prasme atsižadėjimas yra kaip gyvenimo būdas. Abegeshiedenheit prasme atsižadėjimas yra kaip mano veikimas, kaip mano veikla, kad aš atsižadu visų formų ir viso to, ką aš galiu įvardinti savyje. Taip pat, kai aš atsižadu nuo bet kokio buvimo kuo nors, buvimo kaip nors, buvimo tai, ką aš pavadinčiau aš, tuomet lieka esu. Lieka ta būsena, kuri ne man priklauso, bet yra ta pati ir mano ir Dievo būsena. Būtent šitoje Gelassenheit buvimo būsenoje nėra jokio subjekto ir objekto. Šita struktūra įveikiama. Vadinasi, jeigu mes dabar, kaip dar pasakysiu užbaigdama, kad Ekhartas moko tai, teisusis yra teisume, lygiai taip, kaip teisumas yra teisiajame. Ne mumyse, bet tame, kuris pats yra teisus. Vadinasi, pats neprisirišimas yra pamiršau, ką norėjau sakyti prieš tai dabar galvoju, kad jau kalbėsiu kažką toliau. Kad tas Gelassenheit buvimo būdas iš tikrųjų yra tuo pačiu toks neveiklumas, kad aš prie nieko neprisirišu. Ir tuo pačiu jis yra tokia vidinė apšvieta. Irgi labai įdomus yra dalykas. Prisimenant tą patį Senąjį testamentą, jeigu mes atsiverstume pačią pradžią ir pradėtume skaityti, kaip Dievas kuria pasaulį, visų pirma, prabylama apie šviesą, kuri tiesiog yra. Tik tai 4. dieną užsimenama, kad sukuriami dangaus šviesuliai, saulė, žvaigždės, mėnulis, tai, ką mes vadintume šviesa. Klausimas, kas yra ta šviesa, kuri yra visos kūrybos pagrindas? Vat būtent yra tas pats dieviškumas, kuris daugeliu mistikų raštuose atpažįstama šviesos pavidalu. Ir netgi žydams, kurie mėgsta empirinius dalykus, Dievas Mozei pasirodo kaip degantis laužas, kaip ugnis, kaip šviesa. Tai tuo būdu, kai žmogaus sieloje atsiranda ta vidinė apšvieta, tik tai tada mes galim atpažinti visas netikras
formas arba egoizmo, tos konstruktus mūsų viduje. Tai, ką mes vadinam aš. Aš sakau, aš gyvenu, aš kuriu savo gyvenimo istoriją. Ir pastebėkim, šitas kūrėjas, jis mus uždaro nuolatinėme mąstyme apie save. Ir labai įdomu, kad mums, pavyzdžiui, aš taip galvoju, Ekhartas supras žymiai sunkiau negu viduramžių žmogui, nes kuo modernesnis žmogus, tuo jis gyvena labiau išorinį gyvenimą, tuo jis labiau yra išėjęs iš savęs. Ir galbūt, nežinau, net fizikiniais dėsniais paaiškinant, kad pati tikrovė tarsi sukasi greičiau, net jaučiam, kad laikas eina greičiau. Yra toksai įvaizdis, gal nepamiršiu, ką norėjau sakyti. Amerikoje yra tokia karuselė, sviesto mušimas ir tiesiog jinai tokia primityvi, kad žmonės nusiperka bilietus vien tam, kad nesuvokia, iš kur čia toks primityvus žaidimas, bet gali ir maži, dideli, kas tik nori. Ir atsistoji, ten yra vamzdis vidury ir tiesiog erdvė, kur ten gali kažkur susirasti vietą, nežinia kur. Ir tas ratas pradeda sukti, sukas greičiau. Ir jeigu žmogus, jis nesuradęs vietos, jį pribloškia prie borto ir galiausiai netgi išmeta. Ir visiems būna juokinga, nes tai padaryta, kad nesusimuša ten yra. Bet visiems tiesiog labai juokingas vaizdas. Ir žmogus perka dar kartą bilietą, dar kartą. Įsiaiškint, kame čia dabar yra esmė. Ir galų galiai suvokia, kai tu ateini prie vamzdžio, prie centro, iš vis nejauti jokio sukimosi, jokio tempo, jokio greičio, nieks tave niekur nebloškia. Ir jis suvokia, kad va, čia tarsi dingsta tas judėjimas. Centras yra ramybės vieta. Dėl ko žmoguje ir psichologai pripažins, kad pati tobuliausia žmogaus būsena yra ramybė. Taip kaip tikrovės pagrindinė savybė yra tyla. Iš tylos atsiranda žodžiai, garsai, pavidalai. Nebūtų tylos, nebūtų jokio žodžio. Prasmės nesuvoktume. Tai žmoguje ramybė. Kada mes galim sugrįžti į ramybę? Tada, kai dingsta visos šitos formos, kurios mus bloškia prie borto ir net išmeta. Tai yra šiuolaikinio žmogaus paveikslas. Kai mes neatlaikom to tempo ir neatlaikom tų konstrukcijų, kurios kaip kokia epidemija tik auga ir auga mumyse. Ir Dekartas jau aptiko šitą mūsų problemą, sakydamas, mąstau taigi esu. Ne esu, bet mąstau. Ir va tas mąstau mus uždaro į šitą palėpę, aukštutinę palėpę, iš kurios mes neįsivaduojam. Mes nuolat mąstom problemas, mūsų protui reikia problemų, kaip šuniui kaulo, kurį graužtų ir graužtų. O kas yra problemos? Problemos iš mūsų atima gyvenimą. Dabartį jų nėra. Tai, kad mes įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Viskas gerai. Dar kartą įkvepiam, iškvepiam. 7 kartus įkvėpsim ir kinematografai suskaičiavę 7 sekundės keis kadrą, nes negali žmogus, jis užsiema kažkokią proto veiklą. O kokia veikla? Mes grįžtam į problemas, kiek aš turiu daug padaryti, ko aš dar nepadariau, ką aš dar darysiu. Aš esu negyvame laike. Aš esu tame, kas jau buvo, arba tame, kas bus. Čia yra egoizmo tokia struktūra. Jinai atima iš mūsų šitą gyvą, momentinį, tikrą gyvenimą tam, kad prisektų prie nebūties. Ir kaip gali praeiti visas gyvenimas, gyvenant nebūtimi. Nes būtis yra akimirka. Amžinybė tai, kas tikra. Ir akimirka yra tikra, kad aš tikrai galiu ir privalau kažką daryti, tiesiog daryti. Ir mūsų protas, kada jis įsijungia kaip variklis, kai jis veikia spontaniškai. Kai aš galvojau, kad aš ateisiu čia, atsinešiau čia tų lapų visai dienai, turbūt užtektų, aš kažkaip kitaip galvojau. Bet tai, ką aš čia kalbu, nežinau, kodėl atsiranda tokios temos, o ne kitokios temos. Nes šita kalba, nežinau,
gal irgi taip pat nuplauks, kaip ir bet kokios kitos formos ir pavydalai ateina ir praeina. Bet vis dėlto tai, kas yra gyva, gyva yra dabar. Ir jeigu mes tą ekhartišką Gelassenheit prasme išmoktume atsiriboti nuo tų visų pavydalų, kurie mus pririša prie to, kas buvo, prie to, kas bus, mes atsidurtume šioje akimirkoje, buvimas neišnyktų. Ir galbūt mes atpažintume iš tikro, ką aš turiu dabar padaryti. Ne kas aš toks esu, bet aš jau taip esu. Ir jeigu reikia, aš kažką padarau. Jeigu nereikia, kai budistai medituoja. Nes kai medituoji, daiktai ateina pas tave, tau nereikia bėgti paskui juos. Jie ateina priartėja prie tavęs, nes visi yra tame pačiame pagrinde. Tai va ta sąmonė, kuri egzistuoja buvimo pavidalu, yra vieninga su viskuo. Toks žmogus tikrai jaus ir tuos medžius, kuriuos iškerta, kaip savo paties skausmą, tarsi prisiliestų prie manęs paties. Netgi nežinau, kas tai pasakė iš dzenbudistų, kad tada, kai tu tapsi gėle, tu suvoksi ne tik gėlę, tu suvoksi save patį. Ir Sokratas sakė, pažink save ir tu išeisi į ten, kur tavęs čia nėra, pranoksi save. Tai va tas ekhartiškas Durchbrechen prasilaužimas pro šitos pavydalus būtent yra tiesiog buvimas, grįžimas į tiesiog buvimą. Atrodo taip paprasta, bet taip sunku atsikratyti šito egoistinio įpročio, visų pirma, mąstyti apie problemas, kurios įsprendžiamos paprastai, tai, ką tu turi daryti, daryk. Jeigu nepadarai, padaryk. Bet tie pavydalai ir formos mus prikausto tuo momentu, kai mes turime miegoti, mus pažadina šitas ego ir sako, mąstyk toliau, mąstyk. Tu sakai, aš jau visą dieną mąsčiau, sako, mąstyk, vis tiek, mąstyk. Kai reikia tiesiog miegoti, kai reikia tiesiog kūnui pailsėti. Ir taip atsiranda išsekimas. Ir atsimenu, dar pernai matydavau tą moterį, kuri Laisvės alėjoj eidama garsiai kalbėdavosi. Ir vieną kartą paklausiau atidžiai, ką jinai kalba. Ir jinai sako, aš jai taip pasakiau. Jinai man atsakė taip, aš jai daugiau neskambinsiu, nes kai skambinau, jinai man nekėlė ragą. Kažin, kodėl nekėlė, jinai nesustoja. Ir tęsė tą pokalbį. Ir pagalvojau, šiaip kiekvienas žmogus net ją aplenkia per didelį atstumą ir sakytų, jinai tiesiog nesveika psichiškai. Bet jeigu mes atsigręžtume į save, ar mąstymas taip nesielgia su mumis, ar mes nesam tokie patys ir jeigu jį garsintume, tai, kas yra mūsų mintyse, ar nebūtų kažkas panašaus. Ir iš tikrųjų mes to labiausiai nenorim. Bet mes neatpažįstam šitų formų, kurios egzistuoja mūsų sieloj, šitoj išorinėje, jeigu galima pasakyti, įtrauktoj į šitą gyvenimą ir į šio gyvenimo problemas. Ir jeigu elgtis atvirkščiai, galbūt mes niekada nebandėm, bet tiesiog vienas išminčius ir pasakė, mane išminčium pradėjo vadinti tada, kai aš pradėjau leisti įvykiams vykti mano gyvenime. Nes mes ne tik egoistiškai laikom priešais kitus žmonės, kurie nepritarė mano aš, bet mes laikom priešais ir savo gyvenimą. Visą tas sakydami, ne, tik ne dabar. Galbūt rytoj aš jausiuos geriau. Kai baigsi šis semestras, kai aš pailsėsiu ir vis toliau ir toliau ateina vasara, jinai atneša savo darbus ir vėl, gal bus kitais metais lengviau. Mes elgiamės su dabartim kaip su priešu. Ir todėl mes pavargstam, nes mes visą dieną kovojam. Kovojam su kitais žmonėmis, kurie nenori priimti mano egoizmo, nes jie yra egoistai. Ir kai du egoistai susiduria, jie kovoja kaip priešai.
Ir kuo aš didesnis egoistas, tuo labiau nepakenčiu kitų egoizmų. Jeigu aš galiu kitam pasakyti, tegu yra tavo tiesa. Ir jame pačiame ta forma tarsi dingsta. Jeigu aš sakau gyvenimui, ačiū šitą akimirką, man taip gera, save mokyčiau visų akivaizdai, tada man pasidaro lengva. Man visai nesvarbu, kad aš nepasakysiu kažkokio esminio dalyko. Tiesiog džiaugsmas, kad tu gali garsiai save mokint, nes jeigu aš šitaip garsiai save mokinsiu, aš tada norėsiu gyventi pagal tai, ką aš kalbu. Tai vat apie tai mes galim paskaityti Ekharto mokyme, bet pati esmingiausia dalis būtent ir yra atsižadėjimas. Ir pasakysiu, kad tas Gelsenheit atsižadėjimas, jis tiesiog jį pavadina dvasios neturtėlis. Tas, kuris jį turi, tas, kuris nieko netrokšta, nieko nežino ir nieko neturi, tai yra dvasios neturtas, tai yra valios, intelekto ir būties neturtas. Aš esu tik tai tame, kuris yra. Dėl to, sako Ekhartas, siela yra pati panašiausia į Dievą ir labiausiai nepanaši. Galbūt dėl to individualumo, dėl to aš, kuriuo mes nutolstam nuo savo esmės, nepriartėjam, o nutolstam. Tai tikrasis, jis sako, valios neturtas pasiekiamas tada, kai žmogus yra toks laisvas nuo savo valios, koks buvo prieš savo kūrinio egzistenciją. Ir įdomu, kai skaitai Švento Pranciškaus, apie Šventą Pranciškų, pastebėjau, kad viename jo gyvenimo ir veiklos epizode yra būtent šis valios neturtas paminimas, kad vienas iš jo pačių pirmųjų mokinių galėjo atsižadėti visų turtų, visų daiktų, savo garbės, aukšto luomo, bet jis negalėjo atsižadėti savo valios, todėl pasakė savo broliams, aš čia netobulėju, aš eisiu į kalnus, į olą, kur aš pasieksiu dvasinį tobulėjimą. Ir po 2 metų, kai jis grįžo, jis sakė, aš suvokiau, kad neatsižadėjo savo valios, aš nieko neatsižadėjau. Nieko. Kad va čia yra tarsi kažkokie tokie laipsniai. Jeigu kalbame apie egoizmą, tai daiktiškumas yra toks primityvus egoizmo pavidalas. Ir galima sakyti, tai čia yra tokio žemesnio lygio žmonėms būdinga, kurie save tapatina su daiktais. Jeigu daugiau daiktų, jeigu jie yra firminiai, jeigu pirkti ne Lietuvoje, tai tada tarsi manęs yra daugiau. Aš tada didžiuojus, va, žiūrėkit, daiktai parodo mano vertę. Na, bet sakykime, čia primityvu. Žmonės, kurie tapatinasi su gale, su jėga, su valdžia, irgi tai yra egoizmo formos. Ir, sakykime, Aleksandras Makedonietis nebereikalo pasakė, aš nugalėjau pasaulį, bet pasaulis nugalėjo mane. Tai yra šita ego forma, kuris sunaikino mano tikrąją gyvybę. Atrodo, tie žmonės turi būti patys laimingiausi. Jie jaučiasi labai nelaimingais, nes ne tai atneša tikrą laimę. Pagaliau, paskaitysiu kur nors čia iš pabaigos. Pagaliau nieko neturėjimas arba būties neturtas papildo ir valios, ir intelekto neturtą, ir visi jie išreiškia vienybę. Kad žmogui dėrėtų taip išsilaisvinti nuo visko, kad Dievas galėtų jame veikti. Vietos, kurioje veikia Dievas buvimas kūriniuose, reiškia dvejopumą ir netobulumo sąlygą. Tikrasis dvasios neturtas reikalauja, kad žmogus būtų toks laisvas nuo Dievo ir nuo visų darbų, kad jeigu pats Dievas išreikštų norą veikti jo sieloje, jis pats Dievas ir būtų ta vieta, kurioje jis veiktų. Ir pabaigai, nes jaučiu, kad jau tikrai reikia pabaigti, aš paskaitysiu labai trumpą, bet tokį pamokantį Ekharto žodį, kuris, manau, tiks ir mums.
Kas iš tiesų neturi Dievo savyje, bet nuolat turi gauti jį iš išorės, iš to ar kito, kas ieško Dievo įvairiais būdais, tam tikruose darbuose, tarp tam tikrų žmonių, ar tam tikrose vietose, tas neturi Dievo. Tokiam žmogui gali kliudyti ir menkiausias dalykas, nes jis neturi Dievo ir neieško tik jo vieno, nemyli, netrokšta tik jo. Ir todėl jam kliudo ne tik bloga draugija, bet kliudo ir gera draugija. Tik kliudo gatvė, bet ir bažnyčia. Ir ne tik blogi žodžiai ir darbai, bet ir geri žodžiai ir darbai. Nes tikrasis kliuvinys yra jis pats. Nes Dievas jam dar netapo visais dalykais. Jeigu tai būtų, jam būtų gerai visose vietose, tarp visų žmonių, nes jis turėtų Dievą ir niekas negalėtų jo atimti ar sukliudyti. Ir kitame pamoksle Ekartas taip moko. Jis sako, nesirūpink darbais, rūpinkis savo esme. Jeigu būsi didžios esmės, užlips ant akmens, bus esmingas darbas. Bet kad ir ką bedarytum, jeigu neturėsi didžios esmės, nieko iš to nebus. Nes iš tikrųjų tai, kas mumyse geriausia, yra tarsi kažkas, kas per mus ateina į šitą pasaulį. Tai nėra mūsų dalis. Tiesa, gėris, grožis, ne mūsų dalis. Mes esam tarsi kažkoks indas, kuris gali atnešti tik tada, kai yra pačiame vandenyne. Ačiū. Kaip jūs tokį matot skirtumą, sakė, nereaguoti, kas aš esu, o daryk, ką padaryti. O po to, sakom, sakėt kažkaip pranešime, kad ta nesugebėjimas savo valios atsižadėti irgi yra tas aš. Tai, bet kaip be valios daryti? Va čia ir yra, nes valia iš tikrųjų yra pati sielos galia, mums duota kaip priemonė, kad mes galėtume daryti. Netgi kai domėjausi, kas yra agresyvumas, tai iš pirmo žvilgsnio atrodo kažkas labai neigiamo. Bet jeigu mes jo neturėtume, mes durų neatsidarytume. Be valios mes nieko nepadarytume. Bet būtent čia turima omeny ta egoistinė valia. Kada už jos yra žodelis aš. Valia, kad aš turiu daryti, aš tikrai turiu šitą pranešimą skaityti ar sakyti, aš turiu daryti. Bet jeigu aš galvočiau, tai aš jį turiu padaryti, nu taip, kad niekas jo tokio nepadarytų. Va, būtų mano valia ir aš jo nepajėgčiau paruošti. Nes tai yra tokia valia, kuri nori užimti pačią Dievo valią. Ta mano aš visada nori būti kaip Dievu, o ne būti. Kai aš einu, man reikia tiesiog eiti. Bet mano valia, egoistinė valia, jinai sako, ne šiaip eiti. Turi taip eiti, kad ten geriau už visus. Šau jūs kaip pasakojat, tai jūs labai susitapatinat su to pranešimu. Yra ir pranešimas. Tai jeigu aš darau pranešimą, tai pasakosiu, kad bus įžanga, tokie 3 faktai, po to dėstymas tokie faktai, reziumuosiu kuo. Ir aš stengiuosi padaryti tą pranešimą iš tikrųjų maksimaliai gerą. Todėl, kad iš pagarbos auditorijai. O, žodžiu, ir čia prie ko tada mano aš tiesiog pranešimą. Mūsų bendroje erdvėje tarp manęs kaip pranešėjo ir auditorijos, kuri klauso, susidaręs santykis. Jo? Tai vat santykio kokybė ir tą santykio kokybę, kaip, kiek galiu, tiek savais žodžiais, jo, įdėdu, kad jis būtų gražus pasaulis. Tai čia nieko blogo. Taip, čia yra idealu. Bet jeigu aš sakau, aš labai atsiprašau, pabaigos nebuvo. Mano valia, aš sukonstravau, taip, įvadas, dėstymas, pabaiga. Prašom, nenutrauk manęs, nes aš neužbaigiau. Jeigu aš laikysiu savo valios, iš tikrųjų, ta valia labai dažnai atpažįstama mumyse per mūsų kaukės ir vaidmenis. Pavyzdžiui, gydytojas, kuris vaidina vaidmenį, kad jis turi pagal savo mokslą, diplomą išrašinėti receptus, jisai vaidina šitą vaidmenį. Ir jam nerūpi gydymas, jam rūpi vaidmuo.
Kitas gydytojas, kuris iš tikrųjų rūpinasi sveikata, jisai galbūt nevaidins šito vaidmens, gal jisai ne visai elgsis, kaip jis net pats įsivaizduotų, bet jam rūpi tas dalykas, kuris dabar čia turi įvykti. Jis turi padėti tam žmogui sergančiam. Bet jeigu aš esu gydytojas, kuris turi diplomą, yra tokia valia, aš sakau, atsiprašau, čia ne man rūpi, kad jūs alergiškas tam vaistui, aš iš vis net neklausiu. Aš išrašau, nes aš sudariau kažkokią sutartį, ten mane išvežė į Egiptą ir aš rašau šitus vaistus, nors žinau 90% alergiški, bet čia yra mano valia, aš gyvenu pagal taip, kaip aš įsivaizduoju, kaip aš elgiuosi. Ką turi daryti dėstytojas su studentu. Čia yra mano valia, jeigu žodį pasakysiu, viskas, skola, čia aš esu dėstytojas, yra mano valia. Tai gal aš čia renku, norėdama geriau paaiškinti tai, ką aš įsivaizdavau, ne ta valia, bet jinai man reikalinga kaip instrumentas. Aš žinau, kad čia yra gerai, čia yra blogai, bet aš nepajėgiu daryti gerai. Pritrūksta valios, mes sakom, suvokiu, ką aš turiu daryti, nėra valios. Tai va čia gal, kaip Maceinas sakė, lietuvių kalbos žodžiai ne visada atskleidžia giliausią esmę, sunku įsivaizduoti, bet gal pas mus ta valia, tiesiog reikia apie ją kalbėti apie įvairias formas. Tada galima įsivaizduoti, jeigu valia yra kaip sielos galia, kaip mano įrankis, kuriuo aš vadovaujuosi, ypač moraliniam gyvenime, tai ne visiškai apie tai. Čia buvo kalbama. Čia daugiau kalbama apie aš, valią, to žmogaus, kuris save stengiasi įtvirtinti šitame pasaulyje kaip aš, kaip gyvenantį laikė ir erdvėje.